Atvažiavo Medžių stilius su pavyzdžiais, parketo pavyzdžiais, koks yra įmanomas klojimo raštas ir kokios yra pavyzdinės parketlentės pačios, ar ne? Taip, tai kadangi jūs buvote iš tikrųjų tokie pakankamai konkretūs klientai, tai mes iš karto jau žinojom iš jūsų, kokią spalvą pasirinkot, bet šiaip klientam rekomenduojam visada pavyzdžius nusivežti į savo objektą. Ar čia tikrai yra mūsų spalva? Taip, tikrai. Čia yra mūsų spalva, o čia yra eglutė sudėta, bet čia ne ta pati spalva. Ar ta pati spalva? Čia yra ta pati spalva, tiesiog dėl krentančios, sakysim, apšvietimo yra skirtingas, sakysim, matomas šiek tiek, sakysim, tas koloritas. Kaip iškart įdomiai skiriasi, ar ne? Kai yra eglutė sudėta, tas pats medis, ir kai yra sudėtos plačios. Čia yra jau plačiausios įmanomos parketlentės, ar ne? Plačiausios, tai čia buvo pagaminta grinai pagal jūsų pasirinkimą ir plotis, ir rūšingumas, ir būtent ta spalva. Tai jeigu, sakysim, turim kažkokius išskirtinius įdomesnius projektus, tai mes, sakysim, individualiai pagaminam tuomet tą pavyzdžius, kad galėtų klientas pasižiūrėti, nusivežti, įsivertinti, galų galę susiderinti su kitom interjero detalėm. Dabar labai akivaizdžiai matosi, kodėl Medžių stilius turi atvažiuoti su savo parketlente. O laiptas irgi iš to pačio medžio mūsų atvažiuoja? Taip, tai būtent privalumas Medžių stiliui yra tas, kad, sakysim, visi gaminiai yra daromi su tom pačiom medžiagom, tas pats padengimas yra naudojamas, tai jeigu yra poreikis suvesti visus gaminius į vieną spalvą, tai šitoje vietoje tikrai nėra jokių problemų. Iš ilgametės, iš tikrųjų, mūsų darbo patirties su dizaineriais, architektais, sakysim, visada rekomenduojam grindų kryptį klojimo orientuoti į didžiausią šviesos šaltinį. Tokiu atveju atsiskleidžia, sakysim, ir geriausiai matosi būtent ąžuolo tekstūra, visos rievės, raštai, kadangi pas jūs yra paviršius išilgai šukuotas, tai, sakysim, šiuo atveju tas vaizdas yra dar išraiškingesnis ir gražesnis. Tai jūs norit pasakyti, kad jeigu mes pakeisim parketą, klojimą kitaip, jis atrodys visiškai kitaip? Tikrai taip. Netikiu. Pabandau. Padėt? Keičiam iškart nesinai. Taip ir nori sėti rankas ištiesus į saulę, į šviesą. Klausykit visada specialistų, gerai? Visada. Nice.